Anut, ką ten dabkai malkas pjauna? Argi dabar laikas malkom rūpintis? O kogi nesusipjaut, jeigu pusvelčiai gavo? Iš kur tu ištraukai, kad pusvelčiai? Oho, tokie rastai gaus tau pusvelčiai. Bet kaip matai gavo? Kai man reiks, aš irgi gausiu. Tu geriau nedapkaus malkom rūpinkis. Tu geriau pasižiūrėk, į ką pirti tas tavo avinas pavertė. Antrų tvartų. Tai ką man patarsi? Gal mane į trobą atsivest? Žinoma, tam tau tiek proto užtektų. Tai galėtum pasiguldyti vietoj manęs lovoj. Nieko daryti nereikėtų. O tai džiaugsmas būtų, ar ne? Ai, kad tau, kad tik pašnekė. Negi taip jau jėgų neišeina. Petrai, aš rimtai kalbu. Žiūrėk, kad man šiandien po to avino nė kvapo neliktų. Negi mes dabkų valdausim, kad leistų pirtį nusipraust. O nu, negi aš vienas sugalvojau tą aviną į pirtį uždėti. Taigi mudu prausėm, džiovinom, o dabar aš vienas kaltas. Tai žinoma, kad tu kalčiausias. Tai negi mes su Aleksu sugalvojom tą aviną pirkt ir prezidentui dovanot. O ką man daryti, jeigu judu neišmokstat gyventi? Viskas ant mano vieno pečių. Man ir su matininkais, ir su seniūnu, ir su meru, ir dar su prezidentu šnekėt. Tu žiūrėk, tik trūką negauk, nes savo tos didelės puikybės. Gausiu aš trūkį ar negausiu, bet maudysitės tik tai tada, kai avinas į prezidentūrą įžengs. O tas, kur dabar išlėkė? Tai ką, tu nežinai, kad Aleksą iš darbo atleido? Žinau, kaip nežinau. Tai ko klausinėjai? Aš ne apie jo darbą klausinėju, o noriu sužinot, kur jis išlėkė. Gi ne į mišką darbo ieškot. Jei būtum geras tėvas, taip pat su vaiku pasišnekėtum. Bet argi tau kas rūpi? Bočeli, darai dabar. Tėvai, na girdi, kas sako, mes tuštojau šalin. Tai ką, manot, kad jau man pelenai vyra, a? Ne velnio, aš dar gyvas ir kirvį galiu pakelt ir pjūklą patraukt. Taip, o kai kyla gausi, kas ligoninę nuveš? Nu, iš tikrųjų, Bočeli, nebejaunas gesi, galėtum pasisaugot. Nu, va, sėdėk ant rinko, žiūrėk, kaip mes dirbam. Nu, aš tai galiu sėdėti. Galiu sėdėti ir nieko neveikti. Aš turiu iš ko gyventi. Pensiją gaunu. Dar ačiū Dievui ir našlio pensiją tebemoka. O kaip vaikam gyventi? Kaip gyvaliusytei apsirengti? Kuo pasimaitinti, jeigu darbo nebeturi? Ai, Bočeli, visai nusišneki. Niekam šitie dalykai nerūpi, juk tugi žinai, kad šlapės tai nedega. Nu, kaipgi valstybė gali nerūpėti, kai žmogus neturi ko valgyti? Nerūpi. Anokia čia valstybė. Tik tiek, kad viena kalba kalbam. O ir ta pati kokia kalba, nenormali. Va, įsijungi televizorių. Ten tik deputatų rietenos. Ai, bet tas žmogus, žiūrėk, kai reikia, tai krūtinę atstato prieš priešą, rankom susitveria. Vadinasi, dar laisvės dvasia gyva žmoguje. Tik tai reikia gerą valdžią, kaip Amerikoje įsirinkti. Vagi, pasižiūrėkit, kai Bušas buvo atvažiavęs, kiek žmonių verkė. Taigi gražu žiūrėti, o kokią jisai kalbą pasakė. Amerikos priešas tai Lietuvos priešas. Va čia tai kalba, va čia tai prezidentas. Tu tėvai kaip tas ubagas su tarva, kryžkelėj sėdintis. Girdi, kad zvanė, tik neaišku, kokiai bažnyčiai. Lietuvos priešas, Amerikos priešas, taip pasakė. Ai, tai čia smulkmena, glupstva. Svarbiausia dabar, kad mes jau su NATO kartu prisipirksim raketų ir kaip
pilsim į dausas. Jau geriau už tuos milijonus tegul fabriką pastato. Ką Valiusė veiks be darbo? Jėzus Marija, ką jinai vidury miesto aikštės senais skudurais targavos. Man krauju širdis apsipila, kai aš pagalvoju, kad jaunas žmogus šitiek pažeminimo turi iškest. Na šito nebuvo ir nebus. Kol dar aš gyvas, tai aš jau neleisiu Valiusytei ubagaut. Va, prisiskaldysim malkų, sudėsiu apie 2 pensijas, prisipirksim loterijos bilietų. Na, mums abiems su Valiusyte milijono tikriausiai ir nereikės. Pragyvensim. Eitum tu, tėvai, geriau į trobą pailsėti. Neprašyk manęs ir šito nebus. Tai kaipgi atrodys, kad jūs abudu dirbsit, o aš lovoj, kaip koksai nabašnikas drybsosiu. O, žiūrėkit, Aleksas lekia. Įbėgo į mišką, išbėgo vėl lekia į mišką. Ko reikia? Pažiūrėk, ar viskas įkroviau. Tai jei ko nepamiršai, tai viską. Tu gali pažiūrėti ar negali? O kam tą grėblį sulaužytą paėmei? Birutėgi sakė, kad jai sulūžusio nebereikia. Sakė, vakar sakė vienaip, šiandien kitaip. Ką aš Dabkų nepažįstu? Tai aš važiuoju. Važiuok. Birutė! Birutė! Ko reikia? Pažiūrėk, ar viską sudėjau. Nu tai gal viską, jeigu ko nepamiršai. Nu tai ką, negali išeiti ir pasižiūrėti? Tai kam tą surūdijusią vonelę beveži? Taigi Onutė sakė, jeigu prakiurus, jiems nebereikia. Nepažįstu aš mat Butkų. Šiandien sako nereikia, o rytoj jau reikia. Sveikas, Jonai. Sveiks. Tai kurgi išsirašai su ta karieta? Tu kaip matau, irgi nesu Mazda važinėjai. Taigi, nauji metai artėja. Tai ona ir sako, kad ką pasiskolinom reikėtų grąžinti, kamgi pas save laikyti. A, tu matai. Abi su Birute kaip susitarusius. Nu, Girdi tokia mada esanti. Jeigu prieš naujus negražini ką pasiskolinęs, tai paskui visas bėdos iš paskos tempėsi. ai, tų bėdų buvo ir bus. Tas tai. Labai, Jonai, ačiū tau už anteną. Mes su Aleksu visas pasaulio futbolo varžybas žiūrėjom per TV4, kaip veidrodyje. Aha. Paimk. Čia lik laidukai dar kažkokie buvo. Tai matai, sutrešo. Tai jau galėjai ir nebegražinti. Tai kad jau nereikia. Dabar, kai tą naują bokštą pastatė, tai su kambarinė antena viską matom. O ta net nežinojau, kad pas jūs atsidūrė. Matyt, Birut kada nors pasiskolino. Tai nereikėjo negražinti, jeigu laikėt, kol surūdėjo. Gal tu manai, kad aš metalo laužu prekiauju? Klausyk, kam tu man sulūžusi grėblį gražini? Ką tu manai? Aš jau krosnės nebeturiu ko kūrent. Antai pažiūrėk. Pilnas kiemas beržiniam malkom užversta. Nu kaip jau ir tegul taip ir būna. Tiek to, nei tu vonelę vešiesi, nei aš grėblį paimsiu. Tavo. Tau. Man. Štai tai. Nu, tai ir lik ir viskas, ne? Nu, atrodo. Taip, parūko.
Tai kad aš jau nebe... A ką, savų nebeatsineši, ja? Ne, aš jau viskas. Tu ką, metai? Rūkyt? Ar seniai? Poryt bus 3 dienos. Šiandien ryte. Šiandien iš ryt? A, tai dar vieną gali sutraukti. Na, vieną. Paskutinį. Tu matai, Jonai, kaip gyvenimas apsiverčia. Taip. Toj firmoj, kur Aleksas dirbo, pasakė, kad į darbą po naujų metų jau gali ir nebeateiti. Kad tu sakai? Nežinau, ar tai bankrutavo, ar tai pinigus kas pavogė, o gal kokiam nors kandidatui į prezidentus milijoną padovanojo. Vienu žodžiu, vaikas liko be darbo. O valgyt, kad pradėjo. Tik vištų krūtinėles, šviežias daržoves, vitaminus. Kam jam to reikia? Todėl, kad mūsų Aleksas nori į NATO kariuomenę įstoti. Jūsų Aleksas? Į NATO? O ko tu stebėsi? Ne, kad neturiu ko pridurti. O kuo tie negrai geresni? Ne, tu pažiūrėk per televizorių. Kokie ten vyrai, jūsų Aleksas. Aš niekur nesakau, kad va, šiandien įstos. Bet tu palauk, kai jis pasins, kai jis susiaugins raumenis. Va tas akmuo, kur gali namo, tai aš abiem rankom vos išjudinu, o jis paima tik vieną ranką, tik šveist, tik šveist. Mes su Birute pjaudami malkas ir galvojam, ko tas jūsų Aleksas, kaip patrakė šuo po mišką laksto. Aš tai kodėl. Na taip. Lietuviškai kariuomeniai nenorėjo tarnauti, o kai į NATO ir pinigų vitaminams negaila. O, ir išaiškėjo, Petrai, kodėl tu už NATO piestų stojaisi. Kalbėk, ko nutilai? Tai kad iš visko savo naudos ieškai. Tai kas tau neleidžia naudos ieškoti? Ieškok ir tu. Aš netoks, kad iš visko pelnyčiaus. Jeigu nežiūrėtum pelno, tai nebūtų Ožio į gaspadoriaus viščiukus iškeitęs. Bet pamatei, kad ne tą prezidentu gali išrinkti, tai pagailėjai Ožio. Nu, žinoma, kas iš to Ožio, kokia nauda, o iš viščiukų vis tiek šis tas. Ne, nu, ką tu čia dabar kalbi? Taigi pats matei, kaip Bočelis Ožį iš namų išvedė. Kas jūs ten žino? Matyt, buvot susitarę, o paskui tik tai dėl žmonių akių aliarmą pakėlėt. Tai žinai, Petrai, ką aš tau pasakysiu? Tu turbūt iš savo avino proto pasiskolinai. O tu žinai, ką aš tau pasakysiu? Ką? Eik naujų metų švęst. Be tavęs. Knygos puikus kultūros istorijos veidrodis. Prieš 100-metį leistų lietuviškų pasaulinių knygelių sąraše gausybė tokių, kurios... Kas tau ar nuo kavos taip linksmas? Man visą laiką tėvai nedavė ramybės, kad būt kam senus daiktus grąžintų, o pat ir po kalėdų su senais maišeliais kada vaikštų. Nu ko, jie visai geri, negimės. Su jomis grumtis. Valiusy, Pasakoja sociologė Birute, ateiki čia pas Jei mane. būtų surinktas visuomeninių ydų konkursas, narkomanija gautų aukščiausią vietą. Dėl Dievo meilės. Narkomanija kalba ar bus... Valius, ne, tu tik pasižiūrėk. Surinkau visus senus laikraščius. Sudėjau į krūvą, išmečiau į malkinę, viską pasitempė, įsiskleidė virtuviai. Ne, aš nebegaliu, rankos nebekyla, ką nors daryti. Vieną dieną parsineša kažkokį surūdėjusi primustą. Kitą dieną kažkokį trantą radiją. Vos trobos nesudegina, dabar va. Prisinešė laikraščių, pasiskleidė virtuvę. Išėkit, imkit, varkykit, jei neturit ką veikti. Nu taigi, ar aš kaltas, kad jūs ne vienas tokių darbų dirbti nesugebat? O tik tai melas skleisti, dejuotai šitą jūs sugebat. Va prašomgi pasiskaityti, pilnigi laikraščiais skelbimų. Girdi mūsų valstybei, jauniems žmonėms nebėra ką veikti.
O laikraščiai vagi, kiek prikarpiau rašo. Štai. Naujam supermarketui reikalingos pardavėjos, mokinės, darbo patirtis anglų, prancūzų, rusų kalbų mokėjimas ir aukštasis išsilavinimas būtų privalumas. Darbui jauname perspektyviame kolektyve reikalingos 18-25 metų merginos. Kviesti Kęstą. Jeigu jūs diplomuota virėja, esate išradinga ir pareiginga, mokate dirbti kolektyve, laisvai susikalbate itališkai ir angliškai ir svajojate dirbti mūsų aukštos klasės restorane, prašom atsiųsti savo CV paštu info@miomama.lt. Va, matai, Valsy. Na, taigi šitas darbas, taigi kaip tik tai tau. Ne anksčiau kažkaip kitaip tuos skelbimus rašydam. Nu, kas čia per restoranas, kad virėjai reikia itališkai susišnekėti. Kur tas restoranas mūsų rajone, kur? Mamyte, aš jau ten buvau nuėjus. To restorano nebūt nėra. Jo galbūt niekuomet ir nebus. Yra atvažiavęs vienas storas italas. Viešbutyje kambarį prie jo durų merginų tokia eilė, kad jis išsirinkti nebegali. Be to skelbime neparašyta, kad reikia turėti šviesius plaukus ir ilgas kojas. Aš niekaip nesuprantu, kaip tokius skelbimus leidžia spausdinti. Moka pinigus, tai ir spausdina. Kita vertus, ar kam nuo to bus blogiau, jeigu tas italjaška kokią panelį užsikabins ir išsiveš. O ta nors pagyvens metus keli žmoniškai. Bereikalo bačelį tu varginės. Rimtos firmos skelbimų nerašo. Nu tai kaipgi tada žmogui begyventi, jeigu iš tikrųjų šitaip yra? Ką jisai? Laikraščiais veikia? Tai nuvežiai? Nu, Ką nu, tai sakė, ką nors? nieko nesakė. Palauk, tai kaip daiktų negražino. Gražina parsivežė. Matai? Tai mes gražinom jiems tarnatą pasidarė. Oi, ne. Jiem pirmiem į galvą tai nešovė. Tai ką jie sakė? Ką? Ką sakė, į turgų nenuveši? Slėdavas vodkas. Kaip ungurys. Neišpasavys, išsirazgys. Ką jūs manat? Kodėl jis NATO kaip dangaus malonės šaukės, ha? Aš tai irgi su NATO išvien. Ei, dabar parodysim ruskeliam špygą ir kągi jie mums padarys. Nebent atgal savo špygą atkiš, a? Bočelė, tu gali kada nors patylėti, kai mes abu kalbam? Nu, tai netylėsiu. Ir neturi teisės man užrišti burnos. Dabar ir NATO neleis. O tą Antantę ir Setus ir visokius kitokius blokus, tai susikiškit, žinot kur? Tai ką Butkus pasakė? Ką pasakė? Pasakė, kad Aleksas į NATO kariuomenę stos. Eik! O tai kas jam, kad darbo neturi? O patarnaus 2-3 metus. Ir paskui visą gyvenimą galės gyventi. O mūsų valiusi. Kaip ta šmėkla paskui galės kur gaus aikštė ir prie skudurų. Nu, kažin, ar jau kareiviam ten kalnus pinigų moka. Tai mūsų kariuomeniai nemoka. O netikiu, kad ten įstojant į visokius kontingentus skatikus mokėtų. Tai... Ne. Vyras ir lieka vyru. Jeigu tik neprasigers, visada susimanys kaip pinigų užsidirbti. Tai gal man dabar pradėt gailėtis, kad aš moterimi gimiau? Jo, iš tikrųjų, ką tu čia dabar šneki? Nu, aš pasakiau. Nu, aš pasakiau tą, ką aš galvoju. Šneki. Aš pasakiau taip, kaip yra. Na, neliūdėk, Valiusytė, neliūdėk. Na, vyrai visais laikais žygiuodavo į karus. Aleksiukas tavęs nepaliks, o nepabuvęs kareivėlis, tai nebus geras ir artojėlis, tik tai tu jo neužmiršk.
Tai taip nieko ir nesakė? Dėl ko? Kad daiktus gražinam. Ne. Bet man atrodo, kad supyko. Tai dėl ko? Dėl Alekso. Kad į NATO kariuomenę nori stoti. Tai jiems svarbu stos ar nestos? Nu, matyt svarbu. Neiškęs ilgai Aleksas be Valiusės, Petrai, minėsi mano žodžius. O Valiusė be Alekso, iškentės? Įsivaizduok, išvarys Aleksą to Binoladeno gaudyt. O tu įsivaizduok, jeigu mūsų Aleksui pavyktų jį pagauti. Kaip jau tu? Aleksai! Pasiruoš! Marš! Aleksai, Ką, Valiusa? neišleisiu tavęs NATO kariuomenę. Na ir kaip tu mane sulaikysi? Apkabinsiu, stipriai ir laikysiu. O jeigu mes susipykę būsim? Vis tiek nepaleisiu. Gal iš tikrųjų nevažiuok, ką? Kad jau per vėlų, Valiusa. Bet kodėl? Tėvas visokių vitaminų nupirko. Priedo maisto. Kasdien sportuoju, raumenys aug pradėjo. O ir atsisakyčiau, tai nedovanos. Iš namų išvys. Jeigu tu išeitum ir aš kartu su tavimi. Tai abu be darbo. Neišsiverstume. Tu geriau pažadėk, kad lauksi manęs. Jeigu tu žūtum, aš kiekvieną dieną ateičiau prie tavo kapo. Gali atsitikti taip, Valiusa, kad tu net nežinosi, kuriam pasaulio krašte jis yra. Pamiršau išjungti. Nieko tokio, Valiusa. Duok startą, bėgsiu dar kartą. Duok gurkšniuką. Na tai kaip, suradau Teodolytą ar ne? Suradom. Anatolijus paskui parodė. Iš pat pradžių paliko vienoje vietoje, paskui paliko kitoje vietoje. Kai antrą kartą grįžom iš parduotuvės, tai trečioje vietoje. Tai gerai, kad pėdas radom, pėdom ir suradom. O jeigu ne, tai po šiai dienai būtumėm neradę. O ko jūs du šiandien dirbat? Jums, kaip visiems žmonėms, tvarka negalioja. Na kaip, kam kas patinka. Vieni nori prie bedžio šildytis, kiti malgas skaldyti, o mes Anatolijum mėgstam laukose, taip sakant. Ir darbą padarom, ir laisvai valstybėje gyvenam. Kaip norim, taip elgiamės. Aha. Man atrodo, kad mažiausiai tas darbas jums rūpi. A kas ten? Butkus ar Aleksas ateina? Būtų Butkus, jei ne Aleksas. Labą dieną. Labas, Aleksiuk. Labas? Ar tėvas nebuvo šiandien pas jūs užėjęs? Kad ne. Juk nebuvo, Birutė. Ne. Tai kur jis galėjo pasidėti? Ar tėvas? Mačiau prieš porą valandų nuėjo tenai link plento. Žiūriu savinu. Dar pagalvojau, ar nebus kaip tas senis su ožiu. Žiūriu, akurat. Sustojo autobusiukas, išlipo šoferis, abudu įsikėlė aviną ir nuvažiavo. O Butkus senis? Irgi nuvažiavo.